Sveiki visi, labas rytas. Dėkui visiems susirinkusiems, norintiems sužinoti daugiau apie e-komerciją Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai šiandien būtent pabandysiu pasidalinti savo turimomis žiniomis su jumis visais ir pagelbėsiu susipažinti, kaipgi vis tik tai sėkmingai startuoti arba galbūt užbėgti už akių jau pradėjus pirmus žingsnius šioje rinkoje, išvengiant bet kokių nesklandumų su mokestiniam prievolėm. Tai turbūt dar pirmiausia trumpai apie mane, tai esu Rūta Švabienė, netiesioginių mokesčių vadovė įmonėje One Stop VAT, vienoje iš lyderiaujančių netiesioginių mokesčių konsultavimo įmonių Pabaltijos šalyse. Šiuo metu specializuojuosi būtent nuotolinės prekybos bei elektroninių produktų apmokestinime, tai šiandien pasistengsiu pasidalinti kaip įmanoma daugiau sukauptų žinių per turbūt jau daugiau negu 4 metus dirbant netiesioginių mokesčių srityje. Jeigu kažkokių tai kils klausimų, tai tikrai rašykite į čato laukelį po visos prezentacijos. Pabandysiu pereiti visus klausimus, galėsime plačiau padiskutuoti konkrečiai su tais klausimais, kurie jūs domina. Taigi, apie ką kalbėsim šiandien, tai iš esmės norėsiu jums supažindinti su mokestinėmis subtilybėmis, su kuriomis tenka susidurti visiems verslams žengiantiems į JAV rinką. Bandysiu kaip įmanoma papasakoti suprantamą kalbą, nes vis tik tema nėra paprasta, tai jeigu kažkas vis tik bus neaišku, tai tikrai lauksiu klausimų čato langelyje. Taigi, pradėkim. Turbūt kaip visiems žinoma, Jungtinių Amerikos valstijų rinka yra viena didžiausių pasaulyje ir būtent ši rinka yra viena iš lyderiaujančių pagal importuojamų produktų kiekį į Jungtinės Amerikos valstijas. Aišku, tokį dalyką galima lengvai paaiškinti, nes vis tik reikia šaliai užtikrinti daugiau negu 330 milijonų gyventojų poreikius. Todėl, ne veltui, kaip ir visiems turbūt yra žinoma, kad sklandantis pasakymas, kad turbūt nėra produkto, kuris neatrastų savo vartotojo Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai vienintelis dalykas, ką reikia padaryti pardavėjui, tai atrasti tinkamą priėjimą prie savo kliento. Taigi, pirmiausia, ką norėčiau turbūt aptarti, tai yra pagrindinius turbūt klausimus, kuriuos rekomenduočiau atsakyti kiekvienam verslui planuojančiam žengti į Amerikos rinką. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų išsigryninti vis tik tai, kokiu produktu ketinama prekiauti bus šioje rinkoje. Ar vis tik bus renkamasi grožio produktai, kurie yra vis dar tarp vienų populiariausių pasaulyje, ar bus maisto produktai, galbūt elektronika, galbūt maisto papildai, nes kaip žinia, tai turbūt be tinkamo produkto nebus ir prekybos. Tai pirmas klausimas, kurį reikia atsakyti prieš startuojant ir žengiant pirmus žingsnius į šią rinką, tai yra vis tik kokiu produktu bus ketinama prekiauti. Kitas nemažiau svarbus klausimas, tai yra kokiais kanalais bus prekiaujama. Ar tai bus asmeninė elektroninė parduotuvė, galbūt elektroninės platformos, tokios kaip Amazon, Walmart, galbūt kombinuota, tai yra tiek per elektroninę asmeninę parduotuvę, tiek per platformą, galbūt iš vis planuojama daryti tik tai didmeninius pardavimus, tai reikėtų šioje vietoje taipogi apsispręsti. Ir kitas nemažiau svarbus sprendimas, tai yra įvertinti ir išanalizuoti tinkamai rinką ir įsivertinti visas galimas mokestinės prievolės teksiančias pradėjus prekybą šioje rinkoje. Žinoma, kad galėtumėte atsakyti, kokiosgi vis tik tos prievolės gali būti, pirmiausia, reikia atsakyti pirmuosius 2 klausimus. Taigi toliau norėčiau išsiplėsti ties paskutiniuoju klausimu apie mokestinės prievolės, kad galėtumėte įsivaizduoti, kaip visą tai reikėtų analizuoti patiems.
Kaip žinia, Jungtinės Amerikos valstijas sudaro 50 valstijų. Kiekviena valstija yra visiškai skirtinga, turinti skirtingą reguliavimą, skirtingą teisinę bazę. Todėl visais atvejais reikėtų, negalima remtis ar ne, kad galbūt išsiaiškinus, kaip viskas vyksta vienoje valstijoje, nereikėtų tos pačios logikos nešti visoms valstijoms, nes kiekvienos valstijos ne tik mokesčių dydis, bet ir apmokestinimo taisyklės gali skirtis netgi labai kardinaliai. Žinoma, pirmiausia, galbūt ką reikėtų ar nežinoti, tai kad Jungtinės Amerikos valstijose yra ne pridėtinės vertės mokestis, bet tai yra pardavimo mokestis. Angliškai galbūt terminas labiau yra girdėtas, tai sales tax. Pardavimo mokestis, turbūt jau kaip iš pats pavadinimas ar nesako, tai yra vartojimo mokestis, kurio apmokestinami galutiniai produktų ir paslaugų vartotojai. Tai yra mokestis taikomas tik galutiniam tiekimo grandinės etape. Todėl dažnai šį mokestį dar vadina mažmeninės prekybos mokesčių, jeigu tokiu anglišku terminu ar ne, tai retail sales tax. Iš esmės, skamba panašiai kaip ir mums gerai žinomas ar ne pridėtinės vertės mokestis PVM, bet tai yra klaidinantis įspūdis, nes pridėtinės vertės mokestis yra plataus masto vartojimo mokestis, apskaičiuojamas nuo prekių ir paslaugų pridėtinės vertės. Dažniausiai PVM reikia mokėti už visas prekes ir paslaugas visais tiekimo grandinės etapais, įskaitant pardavimą galutiniam vartotojui. Tai apima visą gamybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, kaip pavyzdžiui, ar ne, sudedamųjų dalių pirkimą, transportą, surinkimą, laikymą, pakavimą, kad mokestis būtų sumokamas tik nuo pridėtinės vertės, atsirandančios kiekvienam tiekimo grandinės etape, PVM registruoti verslai turi galimybę susigrąžinti pirkimo PVM. Pardavimo mokesčio nėra galima susigrąžinti, bet tai veikia truputėlį kitaip. Jungtinės Amerikos valstijose yra taikomas išimčių sistema, galbūt iliustruojant ar ne, tai gamintojo parduodama produkcija didmenininkui gali būti neapmokestinama pardavimo PVM, jeigu pirkėjas įrodo, kad jis yra didmenininkas, tai turi turėti tam tikrą sertifikatą, kurį pardavėjai būtina laikyti, saugoti ir validuoti, kad galėtų atlikti tokį pardavimą, netaikydamas pardavimo mokesčio. Tiek pardavimo mokestis, tiek pridėtinės vertės mokestis yra netiesioginiai mokesčiai. Tai reiškia, kad juos sumoka galutinis vartotojas, o pardavėjui tenka prievolė pritaikyti tinkamą mokesčio dydį ir jį surinkus sumokėti atitinkamai valstijai. Ką dar reikėtų žinoti apie pardavimo mokestį, tai kad pardavimo mokestis dažnai susideda iš keleto dalių. Tai reiškia, kad kaip mes esame ar ne įpratę didžioji daly pasaulio, ar ne, kad, tarkim, ar ne, tai Lietuva, Latvija turi vieną standartinį PVM dydį, galbūt tai gali būti pamažintas PVM dydis, bet tai yra tiesiog 1%, jisai nėra sudedamas iš atskirų dalių. Kaip vyksta su pardavimo mokesčiu? Tai priklausomai nuo valstijos mokestis gali susidėti iš keleto dalių. Tai pirmiausia, tai yra iš valstijos mokesčio dydžio, tuomet iš apskrities, iš miesto ir galbūt net kartais dar pridedamas yra ir specialusis mokesčio dydis. Taigi, kad tiksliai žinotumėt, kokį mokesčio dydį pritaikyti, dažniausiu atveju reikia žinoti tikslę produkto pristatymo vietą, arba jeigu tai yra elektroninis produktas, tai reikia žinoti tikslę pirkėjo rezidavimo vietą. Jeigu taip vidutiniškai žiūrint, ar ne, tai valstijose pardavimo mokesčio dydis svyruoja apie 7%. Ar yra valstijų, kurios turi vieno dydžio pardavimo mokestį? Taip, bet tokių yra tikrai nedaug. Kaip žinoma, ar ne, tai minutėlę, matau, kad truputėlį mano skaidrė nušoko. Taip, ir galbūt dar pridėti, ką reikėtų dar paminėti, ar ne, dėl paties
pardavimų mokesčio su tokiu galbūt pavyzdžiu, ar ne, kad įsivaizduoti, kad vis tik tai nėra paprasta nustatyti, koksgi tas mokestis gali būti taikomas, nes išimčių yra begalė, nes nėra tokio kaip įprastai nėra tokio kaip pamažinto pardavimo mokesčio dydžio, tai dažniausiai 1% tam tikrai lokacijai. Tai kaip pavyzdžiui, ar ne, Niujorko valstijoje parduotuvėse parduodami ar ne supakuoti pyragėliai, beigeliai vadinamieji, ar ne, tai nesvarbu, ar jisai bus supakuotas pilnas ar perpjautas, toksai produktas yra neapmokestinamas pardavimo mokesčiu. Kai tuo tarpu jau beigeliai iškepti parduodami kepyklėlėse gali ir turi būti apmokestinami PVM mokesčiu, jeigu jie yra perpjauti pusiau. Jeigu kepyklėlėje perkamas beigelis bus pilnas, neperpjautas, tuomet jam taipogi nebus taikomas pardavimo mokestis. Kalifornijos valstija irgi turi panašių, galbūt iš šono žiūrint, komiškų situacijų, kada kaip kepta vištiena, ar ne, jai yra taikomas pardavimo mokestis, o jeigu bus tokia pati šaldyta, tai tuomet jai nebus taikomas. Tai su šiuo pavyzdžiu būtent labai noriu iliustruoti ir akcentuoti, kad labai reikia įsivertinti kiekvieną valstiją ir produktą, kokį konkretų parduodat į konkrečią valstiją. Nes kiekvienos valstijos taisyklės skirsis tikrai kardinaliai. Kuomet gali tekti, ar ne, tos mokestinės prievolės įmonėms, kurios galbūt rodos net ir nėra įsisteigusios ar ne valstijose, bet prievolių vis tiek yra. Tai kaipgi žinoti, kada tos prievolės atsiranda? Tai pirmiausia, reikėtų vertinti tokius du pagrindinius kriterijus, tai yra fizinį turinį ir ekonominį turinį. Galbūt daugiau yra girdėti tie angliški terminai, tai kaip physical nexus ir economic nexus. Tai yra du pagrindiniai kriterijai, kuriuos reikėtų įsivertinti. Ką reikštų tas fizinis turinys? Tai pirmiausia, žinoma, reikėtų savo atsakyti, ar vis tik tai veiklą vykdysit ar ne per įmonę, kuri yra įsteigta bet kur už Jungtinės Amerikos valstijų ribų, ar vis tik tai, turėsite įsisteigę įmonę bet kurioje iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kitą klausimą, ką reikėtų savo atsakyti, ar ne, ar ketinate turėti darbuotojų bet kurioje iš valstijų. Taip pat reikėtų įsivertinti, kaip vis tik tai vyks jūsų produktų tiekimas. Ar ketinate laikyti paskirstymo sandėliuose kažkurio iš valstijų. Jeigu į bent vieną iš šitų klausimų atsakot, kad taip teigiamai ar ne, tai tuomet jūs turite atitinkat fizinio turinio kriterijus ir reiškia, jau turite mokestinių prievolių Jungtinėse Amerikos valstijose. Tos prievolės atsiranda iš karto, nėra jokios registracijos ribos, todėl reikėtų labai įsivertinti, čia ypatingai turbūt jautriausias momentas yra būtent produktų sandėliavimas, nes kad Lietuvos, iš esmės Europos verslai turėtų darbuotojų Jungtinėse Amerikos valstijose ar būtų įsisteigę įmonės, per kurias vykdo veiklą, nėra toks dažnas atvejis, bet įprastai pradedami prekybą valstijose dėl greitesnio produktų pristatymų vartotojai, produktai yra sandėliuojami galbūt keletoje, galbūt vienoje iš valstijų. Ir toks produktų sandėliavimas iš karto sukuria physical nexus. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo paties pirmo pardavimo jau turite būti registruoti pardavimo mokesčių mokėtojų ir apmokestinti savo parduodamus produktus. Toliau yra ekonominis turinys, tai economic nexus. Pastarasis įsigaliojo dar 2018 metais po garsiojo Pietų Dakotos teismo sprendimo, kuris numato, kad vis tik nesvarbu, ar verslas yra įsisteigęs valstijose ar ne, jis turi vertinti pardavimų kiekį į konkrečią valstiją
Ir peržengus numatytą ribą, tam verslui atsiranda pardavimų mokesčio registracijos prievolė. Kaip tai veikia? Kiekviena valstija yra numačiusi minimales pardavimų ribas. Dažniausiai tos pardavimo ribos susidaro iš tokių dviejų kategorijų. Tai yra, turi būti vertinama numatyta apyvartos riba. Įprastai tai yra 100 000 Amerikos dolerių per metus. Taipogi, priklausomai nuo valstijos, skirtumas čia gali būti, ar tai bus vertinami kalendoriniai metai, ar praėję 12 mėnesių. Kitas kriterijus tai yra transakcijų kiekis, taipogi, ar tai per kalendorinius metus, ar per pastaruosius 12 mėnesių. Dažniausiai numatoma transakcijų riba, tai yra 100 ar tai 200 transakcijų. Įprastai, ką ir tenka matyti iš praktikos, ypatingai jeigu kalbam ne apie fizinį produktą, bet apie elektroninį produktą, tai dažniausiai yra pasiekiama būtent transakcijų riba, nors kartais apyvartos riba dar toli gražu nėra pasiekta, bet pasiekus transakcijų ribą, registracija jau yra privaloma. Taip pat, ką norėčiau paminėti, kad reikėtų taip pat ir tinkamai pasiruošti, kad galėtumėt tinkamai įvykdyti mokestinės prievolės Jungtinėse Amerikos valstijose. Pirmiausia, jeigu jau įsivertinot ar net atsakydami į klausimus ir matot, kad vis tik tai jums tenka mokestinių prievolių kažkurioje iš valstijų, pirmiausia žingsnis, ką reikėtų padaryti, tai reikėtų užsiregistruoti ir gauti EIN kodą, angliškai tai šifruojasi ar ne kaip Employer Identification Number. Ką iš esmės tas kodas reiškia, jisai, jeigu taip lyginant ar ne su Lietuva, tai galėtume sakyti, kad jisai atitinka mokesčių mokėtojo kodą, kuris galioja visų valstijų lygmenių, tokiu federal lygiu. Tai yra pirmas žingsnis, kurį turėtų padaryti verslas prieš žengdamas sekančius žingsnius ties prievolių vykdymu. Taip pat, kas yra reikalinga, tai yra reikalinga sąskaita Jungtinių Amerikos valstijų banke, arba bet kokiam kitam banke, kuris gali palaikyti ACH tiesioginio debeto funkciją. Dėl ko taip yra, nes atlikti mokėjimus už pardavimo mokestį įmanoma dažnu atveju tik tai tokiu metodu. Ir taip, ar yra galimybė mokėti kreditinę kortelę? Yra, bet taip pat dažnu atveju, ką pastebim iš praktikos, vienos ir kitos valstijos priima tik Jungtinėse Amerikos valstijose išduodamas kreditinės korteles. Kitas minusas dėl kreditinės kortelės yra tas, kad atliekant apmokėjimą dar papildomai yra nuskaitomas ir aptarnavimo mokestis, kuris svyruoja maždaug nuo 1,5 iki galbūt 3,5% nuo mokamos sumos. Tai ar yra žinoma tokių atvejų, kada yra sudėtinga ir nepavyksta atsidaryti ar sąskaitos Jungtinėse valstijose, tai įmanoma taip apmokėti ir per tarpininką, per paslaugų ar tiekėją. Tai išeičių yra, bet jeigu yra galimybė, tai tikrai yra rekomenduotina turėti banko sąskaitą, nes kitaip nepavyks atlikti apmokėjimų. Toliau, žinoma, kad tinkamai pavyktų vykdyti prievolės, tai reikėtų laiku užsiregistruoti pardavimo mokesčių mokėtojui. Rekomenduotina įprastai pradėti registraciją ne mažiau kaip mėnesis prieš jau kada matote ar ne, kada jau pasieksit pardavimo ribą ir ta prievolė atsiras būti mokėtoju. Dėl ko rekomenduojama pradėti procesą anksčiau, o ne jau tik tą dieną, kada matot, kad riba yra viršyta, dėl to, kad dažnu atveju, kad galėtumėt pradėti rinkti pardavimo mokestį, turite gauti fiziniu paštu laišką su jums suteiktu pardavimo mokesčių kodu. O kad laiškas ateitų iki Lietuvos, tai įprastai, ką matom taipogi iš praktikos, tai
užtrunka tikrai mažiausiai 2 savaitės, o kartais ir ilgiau, nes laiškai siunčiami yra neregistruoti. Tai todėl tikrai labai rekomenduojam pradėti registracijas, nelaukus paskutinės minutės, kada jau tikrai yra pardavimų riba peržengta. Ir žinoma, kad prievolės būtų įvykdytos tinkamai, na ir vykdytumėt veiklą taip, kaip numato visi teisiniai reguliavimai, tai žinoma, reikia teikti deklaracijas laiku, tinkamai ir laiku atlikti mokėjimus, nes valstijose taikomas yra tikrai ganėtinai griežtos sistemos. Už pavėluotas deklaracijas, už pavėluotus mokėjimus yra taikomos tiek baudos, tiek skaičiuojami delspinigiai, skaičiuojamos palūkanos. Jeigu kartais nutiko taip, ar ne, kad vykdėt veiklą, bet, na, nežinau, kažkokiu tai būdu, ar ne, praslydo tos naujienos žinios, kad vis tik tais nebūtinai esat neįsisteigęs verslas ar ne Jungtinės Amerikos valstijose ir jau paskaičiavus pardavimų kiekius, jūs jau peržengėte tas pardavimo ribas prieš metus, prieš galbūt 2 ar ne, tai ką tuomet reikėtų daryti? Tai valstijos yra numačiusios tokią sistemą, kad jeigu jūs jau pastebėjote, ar ne, kad esat peržengę ribas ir tie pardavimai yra tikrai ženklus, tai galite padaryti atgalinės registracijas. Yra siūlomos tokios savanoriškos programos, pasinaudojus kuriomis, ar ne, jūs kiekvienai valstijai deklaruojate datą, nuo kada vis tik tai matote peržengtą ribą ir dalyvaujančioje specialioje programoje jūs galite išvengti taikomų baudų, paliekamos dažniausiai yra tik tai palūkanos, tie delspinigiai, ar ne, bet baudos yra anuliuojamos. Dėl ko yra rekomenduotina sudalyvauti šitose programuose, nes jeigu jūs vis tik ignoruosit savo buvusius pardavimus ir nuspręsit registruotis tik tai, sakykime, šios dienos, tai kas tuomet nutiks? Tikėtina, kad kažkuriuo veiklos metu turėsite patikrinimą, auditą, nes Jungtinės Amerikos valstijose tie auditai vyksta tikrai dažnai. Ir tuomet auditas dažniausiai gali keliauti apie 5 metus atgal ir jeigu bus audito metu nustatyta, kad vis tik tais jūsų pardavimai jau buvo viršyje anksčiau prieš jūsų registraciją ir buvo nesurinktas pardavimo mokestis, tai tuomet jau baudų tikrai nepavyks išvengti. Tai todėl tikrai labai rekomenduojam visus, kurie galbūt jau vykdo ar dar tik planuoja vykdyti veiklą šioje rinkoje, nuolatos skaičiuoti pardavimo ribas ir įsivertinti, ar ne, ar vis tik tai neartėja jūsų pardavimai prie numatytos ribos. Kitas dalykas, ką reikėtų įvertinti ir kas galbūt yra toksai smagesnis ar ne pardavėjams, tai jeigu vis tik tai nuspręsite pradėti vykdyti veiklą ne per savo elektroninės parduotuvės, bet bent jau pirmiausia startuoti nuo prekybos per platformas, turbūt per vienas tokias žinomiausių kaip Amazon, tai šioje vietoje galite truputėlį lengviau atsikvėpti, nes tokiu atveju, jeigu vykdot prekybą per platformą, mokestinės prievolės tenka platformai, o ne pardavėjui. Ir nepaisant to, kad jūsų produkcija gulės kažkurioje valstijoje platformos sandėliuose, paskirstymo centruose, jums kaip originaliam pardavėjui prievolių netenka, visos prievolės lieka platformai. Tačiau jeigu jūs vykdysit veiklą per savo asmeninę elektroninę parduotuvę arba turėsit kombinuotas, ar ne, naudosit kombinuotus pardavimo kanalus, tai yra tiek platformas, tiek savo elektroninę parduotuvę, tai tuomet jau mokestinių prievolių neišvengsit, nes mokestinės prievolės jau atiteks jums kaip pardavėjai. Ir tas pardavimo ribas, ar ne, skaičiuodami pardavimo ribas, jau reikės dažnu atveju įsivertinti ir tuos pardavimus, kurie įvyko per platformą ir tuos pardavimus, kuriuos darot tiesiogiai per savo elektroninę parduotuvę. Tai šitoj vietoj, sakyčiau, tai yra tikrai pakankamai atsakingas sprendimas, kokiu vis tik tai ar ne kanalu nuspręsite prekiauti Jungtinių Amerikos valstijų rinkoje. Tai turbūt ties šitą mintimį ir pabaigsiu, tai yra
tokia pagrindinė galbūt bazė, kurią norėjau pasidalinti su jumis, ar ne, ką tikrai būtinai reikėtų žinoti, ar yra daugiau visokių sąlygų, taip jų tikrai yra. Ir tikrai daug priklauso nuo konkrečios situacijos. Todėl labai daug į smulkės detalės nenorėčiau leistis, tai jeigu netyčia turit kažkokių tai klausimų sudėtingesnių, kurių galbūt nepavyks šiandien aptarti ar ne greituoju būdu, tai tikrai labai rekomenduoju kreiptis, rašyti mums, tikrai pakonsultuosime nemokamai, kad galėtumėt galbūt nusiraminti ar tai įsivertinti, ar vis tik tai turit kažkokių tai mokestinių prievalių valstijose ar ne. Tai mano prezentacija kaip jau ir baigėsi, tai jeigu turit kažkokių klausimų, tai tikrai laukiu ir pasižiūrėti, laukiu būtent čiato langelyje, tai galim bandyti aptarti. Kol kas jokių klausimų iš jūsų nematau. Dėl šaltinio susirasti sales tax rates, tai keblus, keblus klausimas, dėl ko? Dėl to, kad patys reitai keičiasi priklausomai nuo valstijos. Gali keistis kas mėnesį, gali keistis kas ketvirtį, galbūt kai tur kas metus. Ir iš esmės, jeigu norit tokių jau tikrų ir teisingų reitų, tai jums reikėtų tos reitus traukti iš kiekvienos valstijos atskirai, kaip veikiame mes ar ne, kai reikia skaičiuoti klientams pritaikyti arba tinkamus apmokestinimo dydžius, tai tiesiog naudojam duomenų bazės, oficialias duomenų bazės, kurios yra nuolatos atnaujinamos pagal oficialius pranešimus iš kiekvienos valstijos. Ir faktas, kad tikrai turit žinoti lokaciją paties pirkėjo arba kur bus pristatomas produktas. Kas galbūt tikrai ir, gal tokį užbėgant už akių, tikrai yra nepatogių variantų, kad valstijos, nepaisant to, kad galbūt ir surasti, tai būna tikrai, kaip tie pardavimo mokesčių dydžiai yra pateikiami, dažnai nėra pateikiami labai tuo vartotojų patraukliu variantu, dažnai tai yra galbūt PDF failai, tai nėra lentelės, tai dažnai skaičiai atvaizduojami yra ne skaičiais, galbūt per kablelį, ne procentais, bet tokiom, kaip čia įvardinti, galbūt trupmenomis ar ne, tai tikrai nėra pats patogiausias variantas, kaip valstijos pateikia tas suvestines. Kai kitas klausimas yra, kur vyksta sales tax ir EIN kodo registracija, tai EIN kodo registracija vyksta per IRS, tai yra būtent per tą federal lygio ar ne sistemą, dėl to, kad tas kodas galioja visų valstijų lygmenių, o sales tax registracija vykdoma kiekvienoje valstijoje atskirai, nes, kaip ir minėjau, iš esmės kiekviena valstija, tai kaip atskira šalis ar ne, kurio jūs turite būti registruoti ir kurios taisyklių jūs turite laikytis. Taip pat ir pačios deklaracijos yra teikiamos kiekvienoje valstijoje atskirai. Tai jeigu, tarkim, ar ne, jūs matot, kad atliekat tikrai daug pardavimų, ar ne, ir jūs turite būti registruoti 20 valstijų, tai reiškia, jūs turėsite turėti 20 registracijų, 20 pateikti skirtingų deklaracijų, periodiškumai taip pat gali skirtis kiekvienoje valstijoje. Kokie periodiškumai, galbūt dar irgi galima užsiminti, periodiškumai dažniausiai būna arba mėnesiniai, arba ketvirtiniai, retesniais atvejais, jeigu pardavimai yra tikrai maži, tai tuomet dažniausiai tais atvejais tai būna, jeigu tik peržengtos yra transakcijų riba, tai tuomet būna taikomas metinis ar ne deklaravimas.
Taip, kitas yra klausimas, ar ne, registracijos principas tas pats kaip PMI. Na, sakykime taip, tik tai valstijose galbūt nėra didžioji daly valstijų, nėra reikalavimo pateikti dokumentų, na, daugybės dokumentų, kaip galbūt, nežinau, jeigu vykdot prekybą Europos Sąjungoje, ar ne, tai galbūt, na, tenka susidurti, kad norint turėti registraciją, sakykime, Lenkijoje, ar ne, tai reikia versti dokumentus ir nemažą kiekį ir kažkur tai siūsti, ar ne, fizinę formą, tai šioje vietoje registracijos vyksta internetiniu būdu ir kažkokios papildomos dokumentacijos, na, prireikia retai. Įprastai užtenka tiesiog įmonės duomenų ar ne datos, nuo kada reikia registruotis ir panašiai. Galbūt dargi, ką norėčiau galbūt užsiminti, ko taip neakcentavau, ar ne, kad galbūt tie, kurie planuojat arba užsiimat tą vadinamą ar ne dropshippingo veiklą, tai taip pat reikėtų įsivertinti, nes vykdant dropshippingą į valstijas, na, sakykime, ar ne, jūsų prekės siunčiamas tiesiai iš Kinijos galutiniams vartotojams valstijose, jūs taip pat privalot sekti pardavimo ribas. Ir peržengus pardavimo ribas valstijose jūs privalote registruotis mokesčių mokėtojų ir rinkti mokesčius iš pirkėjų. Klausimas, ar mūsų įmonė teikia registracijų ir deklaravimo paslaugas? Taip. Taip, mūsų įmonė užsiima tiek registracijų, tiek deklaracijų teikimu. Jeigu yra poreikis, tai galime padėti būtent ir su apmokėjimo atlikimu, nes tikrai dažnas atvejs, kada įmonėms yra sudėtinga atlikti apmokėjimus būtent tuo ACH tiesioginio debeto metodu. Lygiai taip pat kaip ir valstijose, taip ir turbūt, bet kurioj pasaulio šalyje, kur yra poreikis, galim padėti su registracija ir su deklaracija. Ir gal dar tiesiog dėl paties, ar ne, dar taip pat irgi dėl pačių pardavimų mokesčių dydžio, ar ne, apie būtent pačią lokaciją, ką užsiminiau, tai turbūt reikėtų paminėti, kad gal, turbūt teko girdėti, ar ne, kad lokacija dažnai ir svarbus, kaip čia rodiklis, ar ne, valstijose yra tas zip kodas, toks kaip pašto kodo, ar ne, atitikmuo. Tai jeigu kalbam apie fizinių produktų tiekimą, tai iš esmės tai nėra pats tiksliausias rodiklis. Pats tiksliausias rodiklis tai būtų turėti tikslų adresą. Dėl ko? Dėl to, kad zip kodas iš esmės gali priklausyti keliems netgi miestams. Ir nuo to gali priklausyti, nuo koks vis tik tai pardavimo mokesčio dydis turėtų būti taikomas. Tai iš esmės, jeigu tik tai turit galimybę, reikėtų rinkti tikslę prekės pristatymo lokaciją, kad būtų pritaikytas pats teisingiausias ir tiksliausias pardavimo mokesčio dydis. Jeigu kalbam apie elektroninį produktą, tai tuomet dažnu atveju taip. Dažniausiai nėra renkamas tikslus adresas, tai tuomet kliaujamasi yra zip kodu. Na, dar turim keletą minučių, tai jeigu netyčia kažkam tai dar kiltų klausimų, tai laukiu čato langelį. O jeigu ne, tai tikrai drąsiai galite rašyti į prieš tai nurodytą e-mailo adresą, tai yra info@vienastopvat.com ir tikrai su jumis susisieksim, galbūt aš, galbūt mano kolegos ir galėsim patarti, jeigu tik tai kyla kažkokių tai neaiškumų, nes vis tik tai rinka yra kitokia ir pats apmokestinimas yra tikrai kitoks, negu mes esam pripratę, kaip viskas vyksta Europoje. Na, kol kas daugiau klausimų nematau, tai turbūt galime tuomet pabaigti šiandienos seminarą. Tai ačiū labai visiems uždėmesį, dėkui, kad susirinkot, tikiuosi buvo naudinga. Tai dėkui Jums labai, viso geriausio.